Ką, sveiki visi, atėjo žiema, tas metas, kai baigėsi sezonas ir mes visi laukiam kaip išprotėję naujo sezono. Teko organizuoti ne vienas varžybas paskutinius kelius metus, teko su keliom rinktinėm padalyvauti keliuose pasaulio čempionatuose. Pastebėjau, kad daug sportininkų, daug mėgėjų dar iki šiol vis truputį nemoka pasiruošti namų darbų su pavadėliais, pasirišti pavadėlius, nemoka naudotis įrankiais. Taip kad gimė tas video jau senai, norėjusi visiems parodyti bent savo patirtį, kaip aš ruošiuosi žiemą kitam sezonui, kaip galvoju išnaudoti optimaliausiai laiką, kad ant vandens tas laikas praeitų greitai, sklandžiai, kad nereikėtų narplioti su pavadėliais, raišiotis ir taip toliau. Tai pradžiai pristatysiu pavadėlinės, kurios feederiai labiausiai man patinka. Tai šitos labiausiai man patinka feederių, yra ne tik tais gūrų, yra taipogi ir Sensaso pavadėlinis. Aišku, jos purvinus pakol kas nedavėjau iki jų plovimo, bet manau, kad artimiausių 2-3 savaičių bėgyje prieisiu. Tiesa, dėl plovimo keletas sportininkų klausė, kaip jas nuplauti, kaip jas sutvarkyti. Tai yra labai paprastas būdas. Čia va karpiniai pavadėliai visi. Va, čia yra senos pavadėlinės, kurios yra pripaišytos varžybų metu ar treniruočių metu ir jau jos tokios buvo visai baisios. Tai yra labai lengvas plovimo būdas. Ištraukti visas adatėlės, visą kitą ir sumesti kartu su drabužiais į skalbimo mašiną. Tai viskas 100% nenusiplauna, bet jau naujus užrašus galima rašyti, jau tada bent jau matosi, ką naujai užrašiai. Tai čia vienas iš lengviausių būdų, jom nieko neatsitinka, kartu su drabužiais, žvejybiniais į skalbimo mašiną ir jos išsitraukia švarios ir bent jau vėl galima iš naujo jas naudoti. Yra pavadėlinės tokios plastikinės. Čia va irgi karpiam kabliukai raišiuti, visai neblogos, kas patinka, kad galima raišiuti plūdžiai trumpus pavadėlius, pradedant nuo 10 cm, 15 ir taip toliau ir taip toliau. Čia daivos yra ir gūro tokios pačios. Čia irgi karpiniai pavadėliai. Visi suraišyti, visokio ilgio, to, ko reikia. Nu, mes, manau, jeigu jums patiks šitas pristatymas, tai prie pavadėlių dar valų grįšim. Čia naujas pirkinys, kurį įsigijau, nauja pavadėlinė, jos yra ilgos. Truputį žiūrėjau aš jas taip skeptiškai, man jos nelabai patiko, bent kai buvo pasirodę, bet dabar šiais metais pabandžiau, tai tikrai labai patiko, tai kad labai telpa daug variantų į vieną knygą. Labai daug. Ant vieno vinuko sukabinau nuo 15 iki 19 pavadėlių. Tai kiekis didelis palyginant su kitom knygom. Yra dar tokios pavadėlinės. Čia truputį teko perdaryti pasaulio čempionatui aukšlės gaudant. Tai aišku, kiekvieną sunumeruoja, kokio modelio kabliukas, jeigu bijai pasimesti, kokio modelio kabliukas, kokio dydžio, koks valas pagrindinis. Tai viskas susirašai, kad turėtum tą informaciją. Čia, nes dažnu atveju, kai turi ne vieną, ne dvi knygas, truputį pasiklysti tarp visų tų. Čia karšiniai kabliukai. Irgi stengiasi viską susirašyti, viską susinumeruoti, kad nieko nepamirštum, kad turėtum viską po ranką, kad galėtum keisti greitai variantus. Taigi pirma klaida sportininkų
ar žvejų mėgėjų, kurie raišia valą. Kaip pavyzdys dabar parodysiu, kur viena iš didžiausių klaidų. Mano sūnus lygiai taip pat žvejoja ir raišė, tai irgi nekartą esu nukirpęs pavadėlius, vien dėl to, kad blogai pririšęs. Aš nenaudoju tų ryšeklių Stonfo. Šitus naudoju tik tais raišiant labai plonus kabliukus, labai mažus kabliukus. Kada jau rankom mano sunku sugrabinėti, tai aš tada dažnu atveju naudoju šitą daikčiuką, bet šiaip jį labai retai naudoju. Labai retai. Nes, nežinau, kažkaip pripratęs viską daryti rankom, tai man yra paprasčiau. Rišant valą prie kabliuko, aš palieku valo galiuką apie 15 cm. Tam, kad aš užtempčiau gerai kilputę. Mano įsitikinimu ten reikia užtempti. Kai kas, mačiau, palieka 3-4 cm ir paskui bando sugraibytos 2-3 cm, 4 cm valą tam, kad užtempti. Tai aš iš karto naudoju kokį 15 cm valą, nesuku galvos. Čia mano stalas, kuris skirtas tik žvejybai, yra iš principo sunumeruota ilgiem pavadėliam, trumpiem pavadėliam, kad aš galėčiau raišyti, pasidaryti visokius variantus. Taigi, parodysiu, kaip aš rišu. Mažiausiai apsuku kabliuką 12 kartų. Kuo storesnis valas, to reikia mažiau kartų apvynioti. Tai vėlgi, tai mano įsitikinimu, nes kuo storesnis valas, jisai padaro labai ilgą užvyniojimą ir kuo plonesnis valas, kabliukas stovi stačiau. Tai vat man palikus 15 cm liko koks 12. Ir čia dar vienas svarbus momentas. Aš visą laiką valą prieš užverždamas, dastumdamas jį iki lopetėlės, visą laiką apverčiu žemyn, davedu žemyn, kad valas praeitų pro smaigalį. Ne per viršų, bet per smaigalį. Tai čia, daug kas į tai nekreipia dėmesio, aš labai kreipiu. Kiekvieną kabliuką, kurį rišu, aš kiekvieną kartą kreipiu dėmesį. Tada ir kada lieka ilgesnis valas, yra lengviau užveržti, užtempti valą. Dar vienas svarbus momentas, irgi turėjau nemalonumų tokių, kirpdamas valo galiuką, aš palieku 2-3 mm valo. Palieku 2-3 mm valo, paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad valas, jeigu mes pagaunam didelę žuvį, mes neužtempiam iki tiek to valo, iki tiek to mazgo, kad jisai užsifiksuotų stipriai. Jeigu turim storesnį valą, būna taip, kad jisai išsiviniojas. Jis dar tempiasi nuo didelės žuvies. Valas tempdamasis, jisai plonėja, tuo pačiu atsilaisvina mazgas. Tam yra reikalinga lopetėlė. Ir esu pats ne vieną ir ne 2 kartus patyręs, kad seniau nukirpdavau prie pat nepalikdamas praktiškai milimetro ir keliose karpių žvejybose vietoj ištrauktos žuvies aš ištraukiau, kaip Povilas sako, baranką. Spiralę suvyniotą iš valo, o kabliukas pasilieka žuvie. Tai išmokau tą pamoką ir dabar visą laiką palieku. 2-3 mm aš galiuką visą laiką palieku. Čia pasidaręs esu labai paprastą sistemą, tam, kad man ant špūlės nereikėtų vynioti. Aš turiu 2 kniedės įsidėjęs, čia tiek, kad yra 0, tai yra 10 cm, 20, 30, 40, 50. Šiuo metu pas mane 18 numerio kabliukas ir 11 valas, tai užkabinu kabliuką už kniedės. 60
60 cm iki čia ir vėl. Dugniniai kilputes rišu rankom. Nerišu su va šitų daiktų kilpelėm raišyti. Dėl ko? Dėl to, kad aš jau tiek pripratęs, kad pas mane visos kilputės gaunasi apie 1,5 cm dydžio ir nemanau, kad feederiui yra svarbu kilputis dydis. Bet vėlgi, tas kilputis dydis 1,5 cm gerai, centimetras gerai. Šitas daiktas padaro kilputę 5-6 mm dydžio. Feederiui, aš manau, jinai yra per maža, kada reikia greitai pakeisti. Aš mačiau sportininkų, kurie daro kilputės 2-3 cm. Ir kada varžybų metu daug keičia, jie nenuima to valo ir tie valai visi maskatuoja tokie po 2-3 cm. 10-15 valų. Manau, mes prie to grįšim truputį vėliau, kas jau paskui yra negerai su tuo dalyku. Vėlgi, nukirpdamas valą, aš užsifiksuoju pirmoje eilėje čia valą, kad man būtų jisai įsitempęs, kad aš matyčiau kilputę. Šitoj vietoj palieku galbūt milimetrą viso labo valą. Dar viena įdomiausia klaida, ką daro daugelis, tai mes turim naują špūlę. Tai pirmiausiai, kilputę kabinam ant įmestos adatos. Viskas, mes jos neištraukinėjam. Vyniojam kabliuką, užvyniojam, įsmeigiam. Rišam kitą pavadėlį. Ir jau aš jau nebegrįžtu, man nieko nereik daryti. Pas mane valas jau toj pozicijai, kad aš galiu rišti kabliuką, nebegaišt laiką. Viskas užfiksuota, viskas, kaip ir paprasta, ką daugelis daro, bando tą valą kaišyti ten, užfiksuoti, nes norint gerai kabliuką pririšti, mes turim užfiksuoti vienaip ar kitaip špūlę. Vėlgi, 15-17 cm, 10 cm, 3, 4, 5, 12 kartų apsisukimų. Ir būtinai, aš esu įsitikinęs, kad taip turi būti, nes vis dėlto valo tempimo kampas, žuvies įkirtimas, jisai yra svarbus. Aš kiekvieną kabliuką pasižiūriu, pas mane visi valai praeina pro lopetėlis apačią. Tarp kitko, šią vasarą teko su Ruslanu eiti lenktynių, kas greičiau užriš kilputę ar aš rankom, ar jisai su kilputės ryšėjo. Taip kad gerbiamas Ruslanas gavo malko šiuo atveju. Pralošė. Tai va, dabar pririšim antrą pavadėlį. Ir va dabar už to kabliuko kabinam kilputę ir dedam ją apačią. Guldum jį, paprasčiausiai guldum. Ir vyniojam kitą pavadėlį. Ir paskutinį kabliuką užkabinam už. Mačiau visokių dalykų. Užkabina kabliuką, vynioja kilputę. Tada adatėlį įsmeigia, kad nepamestų kilputę. Mes atliekam daug bereikalingų veiksmų varžybų, treniruočių metu, kur mes turim gaudyti kažkokias kilputės. Tai yra pats paprasčiausias. Man reikia pavadėlio. Aš atsivinioju, dasigaudau iki kabliuką, atkabinu, kabliuką įsmeigiu ir numetu ant stalo. Tokiu atveju vyksta viskas labai greitai. Mačiau ir kitokių dalykų. Vienas sportininkas buvo pririšęs 50 pavadėlių ir visas kilputes pradėjo nuo adatėlis ir visus suviniojo. Paskui atėjęs klausė, sako, o tai kaip man surasti dabar pirmą kabliuką? Tai buvo ir tokių nuotykių. Taip kad tas momentas svarbu tam, kad mes negaištume varžybų metu, neprarastume tų nereikalingų minučių krapštydamiesi prie stalo ir visa kita. Ir kad tai vyktų viskas greitai. Yra Prestono pavadėlis, kur yra kabliukas
užkabinamas, o kilputė yra specialus užsegimas, kuris keičia savo padėtį. Aš jų neturiu, aš jų nemėgstu, nes jos yra dvigubai mažesnio diametro negu šitos Gūro ar Sensaso ar kitų gamintojų, bet jos yra man jos nelabai patinka. Kažkaip vis galvoju, kad tas valas susigarbiniuos. Tai, nelabai. Dar šiais metais įsigijau, pirmą, pas kurį mačiau pas Povilą įrengimą, žymėti pavadėliam ar knygom, ar belia kokiem daiktam, ar dėžutėm. Tai tokį aparatą iš kanceliarinių prekių, kaip pavyzdys, atsispausdina lipdukas, kur tu gali užsiklijuoti ir jau tau nereikia rašyti ranka, markiruoti, nusiplėšiai, pasikeitė naują, tarp kitko nebrangus daiktas, 50-60 viso labo pinigų. Tuoj parodysiu, kaip jis veikia ant kabliukų. Va, mes galim padaryti užrašą, koks kabliuko modelis, kabliuko dydis, valo storis, visą šitą susirašę. Mes turim pilną informaciją, užsiklijavome, žinom, koks tai yra kabliukas. Taip kad apie pavadėlinės, manau, tiek. Jeigu viskas tvarkoja, tai už savaitės turėtume pakalbėti apie pačius kabliukus, apie valo pasirinkimą prie kabliuko, kas yra labai svarbu, kur tai įtakoja pačioj žvejyboj, kas įtakoja, nes irgi yra šitoj vietoj labai daug niuansų, kaip teisingai pasirinkti kabliuką, kaip teisingai pasirinkti prie to kabliuko valo. Taip kad ačiū visiems už dėmesį ir iki kito savaitgalio.